Tokie tėvų ir prosenių kapai. Ten ir šlovė, ir garsios pavardės prityla, nes ten akistatos riba, ties tuo, prieš ką nėra ko pūstis, anei didžiuotis, nei meluot. Tenai senelės austas rankšluostis ir vyturiai virš traktorių gaudimo. Ten tavo Lietuva ir prosenių kapai, kaip sąžinė, kaip akys, žvelgiančios tiesiog į širdį. Visi pasveikinkime kovo 11-osios 26-asias metinės. Pasveikinkime pavasario gyvenimui pakilusią Lietuvą. Smagu, kada jaunimas, veisiejiečiai, pasitikdami mūsų valstybės atkūrimo dieną, organizuoja prasmingą ir sportinį renginį. Tai yra sveikatos renginį. Leiskite man jūs visus pasveikinti su artėjančia mūsų valstybės atkūrimo diena ir pasidžiaugti, kad būtent taip jūs ją pasitinkate. Kad ši diena jinai yra labai svarbi ir jūsų asmeniniai gyvenime. Kad mūsų tėvynė klestėtų, kad jinai būtų graži, taiki. Tai kviečiu jūs visus labai gerai mokytis, būti gerais piliečiais. Pasitinkam šią Lietuvai svarbią datą, susirinkdami į Veisiejų santarvės aikštę, kur ne tik prisimenam dabar jau prieš 26 metus atkurtos mūsų valstybės dieną, bet kartu ir jaunatviškai palydėdami šią dieną bėgimu Veisiejų gatvėmis. Labai džiaugiamės, kad prie veisiejiečių šiemet prisijungė ir Krosnos mokyklos moksleiviai. Labai sportiška mokykla, labai gimininga veisiejams, nes irgi žaidžia futbolą. Tai labai sveikinam ir šios mokyklos mokinius ir mokytoją, kurie atvyko kartu su mumis bėgti. Ir labai džiugu, kad jau kelinti metai šį bėgimą tradiciškai, simboliškai pradeda Veisiejų jaunieji šauliai. Taigi. Bėgte, marš! Tai iš viso 8 grupėse rungtyniausim noriu mergaitės, antroji grupė 1-4 klasių berniukai, trečioji grupė
5-7 klasių mergaitės, 4 grupė 5-7 klasių berniukai, 5 mergaitės ir suaugusios moterys, bei 8 grupė 10-12 klasių berniukai ir vyrai. Visos mergaitės bėga vieną ratą, 500 metrų atstumą, pirmos 2 grupės berniukų taip pat 500 metrų, na, o 2 berniukų 6 ir 8 grupė bėgs 2 ratus. Tai bus. Ir dar noriu pasakyti, norim, kad šis bėgimas vyktų be traumų, bet mums, kad tokių dalykų nebus, bet jeigu tik jau kas atsitiktų, tai mes iš karto į ambulatoriją norime. Sutarėm šitai. Gerai. Na ir dar noriu vieną malonų dalyką pasakyti, kad Veisiejų kultūros namai, kai visada pavaišins jūs arbata. Taigi visus, kurie Dėmesio, marš! Ruošiasi 1-4 klasių berniukai. Sako, nusireikia. Į stadioną iš karto į kairę pusę su stadionu. Tik vaikučiai, kurie pasijungė, tai eikit viskai, praleiskit. Ir aš negalėjau. Atsargiai! Savo prezidentei, jis pasveikins, kada baigsis bėgimas ir vyks apdovanojimas, pasveikins ir pats prezidentei. Ir finišavo 4 grupės bėgikai, tai buvo 5-7 klasių berniukai. Nuo dabar prie starto linijos kviečiam 5 grupę, 8-9 klasių mergaitės. Dėmesio, marš! Nebėgo. Nefinišuoja po pirmo rato, o bėga antrą. Taigi prašom pereinam ir iš karto čia plaksinam trasą. Nieko gero.
Dėmesio, marš! Startavo paskutinė mergaičių grupė, tai 212 berniukų. Jie bėgs 2 ratus, 1 kilometrą. Marčiau, nepadaryk jėgą. Ar daugiau nėra berniukų? Dėmesio, marš! Gražus palaikymas buvo, smagu buvo bėgikam ir bėgti. Būkit stiprus, sveiki, laimingi, turtingi. Jūs gyvenat laisvoj šaly. Galite išvažiuoti kur norit ir sugrįžti, kada norit. Sėkmės jums ir gero pavasario. Mūsų kviesime ant pakilos, o jūs tuos garbingus apdovanojimus gausite iš mūsų svečių rankų. Iš gerbiamo profesoriaus Juozo Galdiko ir kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Jono Gudžiausko. Taigi, ponai, pasiruoškit padirbėti, rankas paspausti, medalių ir apdovanojimų bus tikrai nemažai. Ir ačiū visiems, visoms mokytojoms, mokytojams, žiūrovams, kurie palaikė bėgikus ir dalyvavo šitoje šventėje. O dabar jau pradedame apdovanojimo ceremoniją. Pačių mažiausių mergaičių grupėje 3 vietą laimėjo net 2 mergaitės. Kviečiame Rūtą Sadeckaitę ir Gintarę Kuncevičiūtę. Ir jūs apdovanoja mūsų svečiai, profesorius Juozas Galdikas ir vedėjas Jonas Gudžiauskas. Spaudžia rankas. Taip, Kamilė Stašauskaitė. Nu, Kamilė, šaunuolė, tu irgi. Ploja, ploja. Nu, jeigu taip plojot prizininkėm, tai kaip jūs plosite čempionai Milenai Kundrotaitė? O taip. Taigi, na va, ir dar žiūrėkit, kiek jūs fotografuoja. Nu, dabar merginų žiūrim. Sveikina mergaitė šaunuolė. Laukiam jūsų ir kitais metais šitame bėgime. Antrąją vietą laimėjo Aironas Višniauskas. Ir pasveikinkime čempioną Edviną Jurčiukonį. Šiems berniukams, ko gero, apdovanojimai pirmieji, bet tikrai ne paskutiniai. Šaunuoliai bėgikai. Šaunuoliai. Va, jums medaliai. Galite rodyti savo medalius. Rodykit kaip per varžybas rimtas. Va, kokius laimėjote. Šaunuoliai, šaunuoliai. 3 vietą laimėjo Gabija Česnaitė. Gabija šiek tiek net ir kojytės skauda, nieko Gabija. Va taip sportas reikalauja ir aukų. Sveikinam Gabiją. Antrąją vietą laimėjo Augustė Slavinskaitė. Na ir pasveikinkime mūsų viešnią iš Krosnos, kuri tapo čempionę, Laura Krivonytė. Ne, 3, bet per 2.
iš garbių svečių rankų medaliai, rankų paspaudimai ir mūsų sveikinimai. Попловим, вы Rolandas Urbonas. Sveikiname antrosios vietos laimėtoją Oskarą Juozulyną. Na ir sveikiname čempioną, kuris paskutiniuose metruose aplenkė Oskarą. Tai Rokas Zelenauskas. Kovojo iki galo ir nugalėjo. Akviliai bronzos apdovanojimas. Na, man atrodo, kad čia sesutė Eimantė Palačionytė šiek tiek aplenkė sesutę ir užėmė antrąją vietą. Sesė, bendra pavardė. Ir sveikiname dar vieną krosniškę mūsų viešnią Mileną Staskevičiūtę, kuri tapo šios grupės nugalėtoja. Aplodismentai Milenai ir aukso medalis iš profesoriaus rankų. Tautvydas Želionis, trečioji vieta. Ir pirmosios vietos laimėtoja taip pat krosniškį Mantą Krivonį. Jis tapo nugalėtoju. Mintautė Valentaitė. Antrosios vietos laimėtoja Odeta Straškevičiūtė. Odeta Straškevičiūtė, antroji vieta. Na ir pasveikinkime aplodismentais čempionę Ievą Jezerskaitę. Trečiąją vietą iškovojo Martynas Mockevičius. Antras atbėgo Gediminas Staskevičius iš Kusnos, mūsų vėlgi svečias. Jam sidabro apdovanojimas. Na ir griausmingais aplodismentais pasitikime greičiausią šių varžybų vyrą Martyną Jezerskaitę.